Susipažinkite, tai Deividas. Šiandien jis gyvena Vilniuje su savo mamyte Asta. Tačiau jei ne jos didžiulė meilė ir kitų žmonių pagalba, šios šeimos nebūtų. Negandos. Tuomet 38 metų Asta užgriuvo, kai jos mama ir vaiko tėtis, su kuriuo moteris susitikinėjo 7 metus, sužinojo, kad ji laukėsi. Palikta likimo valiai vyro, atstumta šeimos, nes čia Asta atsidūrė skaudžiausioje savo gyvenimo kryžkelėje. Ir atsisakė, ir motina, ir sesuo atsisakė, ir močiutės atsisakė manęs. Kad vienu žodžiu, kad arba vaiką paliekio, ne, tai neužmiršk, kad tu turi ten giminę. Ašaros, tylios maldos ir viltis, kad būsimos močiutės širdis atsileis, tirpo kaip pavasario sniegas. Po širdimis purdėjusi gyvybė, Astos išsvajotos mažylis tapo kelrodė žvaigžde, atvedusią vienišą, neviltį skendinčią moterį į Vilniaus arkivyskupijos Karitas motinos ir vaiko globos namus. Jeigu būtų tekę, jeigu taip nebūtų Karito, ir jeigu aš jau būčiau tą vaiką palikus, jeigu iš tikrųjų mama būtų, nes tikrai būtų nepriėmusi, neįsileidus, tai aš paskui net ir motinai pasakiau, sakau, aš manau vienintelį kelią, tada vaiką atidavo, sakau, nuo tilto. Indų plovėje dirbusiai Astai Karitas tapo antraisiais namais. Čia grįžo iš gimdymo namų, nešina savo tikrąją ir vienintelę laimę – Deividu. Čia gyvendama, man atrodo, jinai visų pirma įgavo tokio pasitikėjimo savimi iš tikrųjų. Pasitikėjimo savimi, kad gali būti mama iš tikrųjų. Dabar jinai visai kitaip jaučiasi gyvenime. Laiminga ir besirūpinanti su sūnumi mama. Kol su Deividu gyveno Karito globojama, Asta kasdien jautėsi vis drąsesnė, žingsnis po žingsnio jai pavyko susitaikyti ir su šeima. Žinoma, berniukui labai trūksta tėčio, bet didžiulė Astos meilė kol kas atstoja jam visą pasaulį. Kad kuo daugiau vaikučių galėtų augti su mama, žiniasklaidos holdingas Baltic Media Alliance visus šalies gyventojus kviečia prisijungti prie gerumo akcijos Padėk mano vargstančiai mamai. Motinos dienai artėjant, paremkime Karitas globos namų gyventojas. Mamytėms labai trūksta mišinėlių, sauskelnių, drabužėlių, kitų būtiniausių vaiko priežiūros daiktų. Jūsų aukų laukiame Vilniaus arkivyskupijos Karitas administracijoje sostinėje adresu Odminių gatvė 12. Būtiniausių mamos ir jų mažyliams daiktų sąrašą rasite tinklapyje www.1bma.lt. Dėkojame už jūsų gerumą.